Jūsų antrasis žingsnis yra profilio sutvarkymas. Ir kai baigiate registraciją, iš karto jums prisijungus prie ofiso turėtų išmesti štai tokį langą, lapą, kurį reikia užpildyti. Jeigu jūs nesusitvarkysite savo profilio, neužpildysite jo, tai jums nesikaups pinigai į balansą, kad ir kaip dirbtume. Taigi turite vėlgi atidžiai viską užpildyti ir aš padėsiu jums tai padaryti. Į pirmą langą, kaip matote, nebūtina įrašyti, o kur yra pažymėtos raudonos žvaigždutės, ten užpildyti yra būtina. Taigi ir pirmiausia, ko jūsų būtinai prašo užpildyti, tai įrašyti savo gatvę. Įrašote gatvę. Čia rašote namo numerį. Jeigu gyvenate bute, įrašote savo buto numerį. Čia, jeigu gyvenate kaime arba miestelėje, įrašote to miestelio ar kaimo pavadinimą. Jeigu gyvenate pačiame mieste, pavyzdžiui, centre, galite įrašyti centras arba savo mikrorajoną. Jeigu tokio nėra, paprasčiausiai pakartojame savo miestą ir įrašome jį. Taigi, užpildome ir nepaliekame, kaip matote, šio langelio taip pat jokių būdų tuščio. Čia rašome savo pašto kodą. Pasirenkame šalį, matote, yra begalės, šiuo metu mūsų bus Lietuva, pasirenkame apskritį ir miestą. Jeigu gyvenate miestelėje ar kaime ir jo pavadinimo čia nėra, tada renkamės arčiausiai esantį miestą. O to miestelio ar kaimo pavadinimą, kaip sakiau, rašome štai čia. Toliau įrašome savo telefono numerį ir jis būtinai turi būti rašomas per pliusą. Plius 370 ir toliau koks yra jūsų numeris. Jeigu turite antrąjį numerį, čia įrašome antrą. Jeigu turite tik vieną naudojate, tai pakartojame tą patį. Taip pat plius 370 ir vėlgi numeris. Kaip matote, žemiau nėra žvaigždučių, tada reiškia, kad nebūtina yra užpildyti. Tai saugome save, išsaugome. Išsaugojus jums atsiras čia žalia lentelė, kuri reikš, kad viskas yra gerai. Ir toliau, ką jūs turėsite padaryti, tai sukelti savo dokumentų kopijas. Spaudžiate document file, nors iš tikrųjų jums netgi išmes iš karto štai tokią lentelę, į kurią reiks įkelti dokumentų kopijas. Į pirmąją keliame savo paso kopiją. Arba jeigu kelsite tapatybės kortelės ar vairuotojo pažymėjimo kopiją, tai keliame tą pusę, kuri yra su nuotrauka. Į antrą keliame, jeigu tapatybės kortelės ar vairuotojo pažymėjimas, tai antrąją pusę. Jeigu kėlėme pasą, tai tą pačią kopiją. Turi būti tas dokumento numeris, kurio numerį įrašėte registruojant. Jeigu rašėte ne asmens kodo, o dokumento numerį ir pavyzdžiui jis buvo būtent vairuotojo pažymėjimo, tai ir kopija turėtų būti vairuotojo pažymėjimo. Jeigu rašėte asmens kodą registracijoje, tada nėra skirtumo, koks bus dokumentas. Į trečią keliame savo adreso patvirtinimo. To adreso, kur šiuo metu gyvenate, ne ten, kur esate registruotas. Adreso patvirtinimui tinka bet koks gautas laiškas, sakykime, sąskaita. Ar už telefoną, internetą, ten būtinai turi parašytas būti jūsų vardas, pavardė ir adresas. Ir jį įkeliame čia. Jeigu kartais jūs neturite tokio dokumento, negaunate jokių sąskaitų savo vardu, tada tinka sąskaitos faktūra. Ja galite nuėję į Maksimą, kasoje ką nors perkant, paprašyti, kad asmeniškai jums išrašytų. Ir ją taip pat čia įkeliame. Taip pat tinka deklaracijos kopija. Visas šias kopijas įkėlėt, bet spaudžiate select file, jums iš karto atidaro jūsų kompiuterio, kur yra, susirandate, kur yra ta kopija įkelta, spaudžiate ant jo 2 kartus ir jį įsikelia. Toliau spaudžiate vėl select, įkeliate kitą dokumentą ir taip užpildote visus 3 langelius. Ir spaudžiate save. Būtinus darbus jau padarėte, bank
čia parašyta, jums nereikia pildyti. Toliau, password. Password tai, kai jau norėsite pasikeisti, jeigu bus noras pasikeisti savo slaptažodį, jį galite pasikeisti paspaudę password. Jeigu norite pasikeisti PIN, pavyzdžiui, jį užmiršote, galite taip pat jį persisiųsti į savo elektroninį paštą. Taip, ir paspaudę sponsor, matote savo sponsoriaus duomenis, elektroninį paštą, galite su juo susisiekti. Tai va, tai jūsų profilis yra sutvarkytas, dabar susitiksime trečiajame įraše ir galėsime pradėti dirbti. Iki malonaus ir sėkmės!